Per šią pamoką išmoksim, kaip kojines megzti su virbalais, su valu. Angliškai vadinasi šis būdas Magic Loop, bet lietuviškai nežinau, kaip jisai vadinasi, tiesiog naudosime ne 4 ar 5 virbalus, o naudosime virbalus su valu. Aš taip pat iš karto porą mezgu ant šių virbalų, tai nes antrą kojinę numegzti man yra iššūkis, tai aš mezgu iš karto 2 kojines ant vieno. Šiuo atveju naudosiu Schachenmaierio merino vilną. Išsiardam. Čia iš karto aišku jau yra viduje šitas labai geras bajeris. Nes iš karto išsiimam galiuką. Labai gerai. Ok. Tai užsidedam akis taip kaip visą laiką. Nieko čia ypatingo ar kitokio nėra. Ant 2 virbalų užsidedam akis. Tai viskas paprastai. Tai tik tais tiek, kad nedalinam ant 4 virbalų, o iš karto visas akis užsidedam ant šito 2 virbalų. Iš tikrųjų dabar net neskaičiuoju. Vis tiek ardysiu ir megsiu kojinytes iš naujo. Tai čia tiesiog, kad būtų lengviau parodyti. Taigi, išsitraukiam vieną virbalą ir turim akis. Čia viskas suprantama, viskas žinoma, taip kaip paprastai megztumėt bet kokį mezginį. Tai dabar užsidedam šitą mezginį, šitas pradėtas akis užsidedam ant valo ir per viduriuką išskiriam viduriuką ir ištraukiam valą per vidurį. Sulenkiam patį mezginį, tai bus lengviau ir ištraukiam valą. Tai va, dabar turime. Aišku, čia jų ne vienodai yra, po to persidėliosim, čia nieko tokio, bet turime ant 2 virbalų turime akis. Toliau ką darome? Taip, čia yra geroji pusė, matome pagal tai, kaip eina akytės, tai va čia blogosios, čia gerosios. Tai gerosios turi būti į išorę. Va, matosi, gerosios į išorę. Taip, turime gerasias į išorę, sudedam virbalą vieną šalia kito, taip, toliau, antrąjį virbalą, kuris yra toliau nuo mūsų, ištraukiam. Mums jo reikės dabar megzti. Tai pasiemam, žinoma, ilgąją dalis to mezgimo siūlą. Būna, kad sumaišom su šituo, tai sakau, ilgąjį siūlą. Ir dabar sudėję, geroji pusė, susidėjom ir dabar mes jau šitas akis sujungiam į ratą. Tai va, dabar aš kai kojines pradedu megzti, visą laiką čia būna pas mane blogoji akis, tai aš jau taip pripratusi esu. Tai va, kai kojines, sakykime, mezgam, 2 geros, 2 blogos. 2 geros. 2 blogos. Toliau ką darom? Dabar jau šičia numezgiam. Toliau ką darom? Išsitraukiam šičia, pratraukiam tą virbalą. Apsukam visą mūsų mezginį. Taip, šitas mūsų, nuo kurio numezgam akis, jį sutraukiam. Kaip pasakyti, įlandinam į mezginį. O šitą nuo mūsų tolėliau išsitraukiam ir mezgam toliau.
Jau kažką netaip sumezgiau, nes čia, gal nežinau, kiek akių užsidėjau, nesvarbu. Ir vėl darom tą patį. Susitraukiam, kad šitas virbalas. Taip, apsukam mezginį. Vėlgi šitas arčiau mūsų virbalas turi eiti į patį mezginį. Taip. O šitas virbalas, jisai yra mūsų darbinis virbalas. Vėl jį mes išsitraukiam ir vėl su juo mezgame. Ir biškį pasimėgskim. Tai va tokiu būdu su 2 virbalais su valu mes mezgame ratu. Mūsų koinytės gabaliukas, arba, sakykim, kaklą irgi galima, jeigu megztinuką mezgam. Štai. Ir turim. Aišku, čia dar reikėtų biškį daugiau pamėgsti, kad čia taip apgailėtinai neatrodytų. Bet šita pusė atrodys kaip šita pusė. Šitaip. Tik tiek, kad jeigu yra geros blogos akys, ką aš darau, tai šitose vietose, šita blogoji akis ir kraštutinės akis dažniausiai palieku blogasias, nes tada mažiausiai matosi kažkoksai, ant gerųjų akių matosi, kad jos šiek tiek yra papliurusios. Išsiskalbent nesimato, bet aš matau ir mane tai kartais nervuoja. Tai aš visą laiką paskutinės akis laikau blogasias. O kaip tą padaryti, sakykime, kaip perkelti akis, tai dabar pasižiūrim, kaip mes galim tą padaryti. Taip, šičia tai turim blogasias, o ten gerosios. Taip, prieikime prie krašto. Sakykime, šitoj vietoj. Man būtų gerai dabar šitą vieną blogąją išmegzti, o šitas 2 akis man būtų gerai, kad jos būtų šičia. Tai ką aš darau? Išmezgu blogąją akį, o čia ištraukiu virbalą. Ir man čia kažkas. Įsitraukia siūlas. Ir viskas, jos dabar yra jau kitoje pusėje, kitoje ratuko pusėje. Jeigu man reikia, jeigu, sakykime, aš matau, kad šičia yra daugiau akių, čia mažiau ir man tas mezginys toksai ne visai nepatogiai mezgasi ir reikia man iš čia perdėti ant šito. Tai ką aš darau? Šičia prasimezgu, kiek man reikia, tai sakykime, dabar vėlgi ant blogosios, ar ne? Akies. Čia prasimezgam 2 gerosios ir čia mano 2 blogosios, tai Ir čia man reikia, kad šitos akis būtų šičia, šitoj pusėje. Vėlgi tą patį pratraukiam virbalą ir jos jau yra šitoj pusėje. Prašau. Jeigu patiko, paspauskit like, parašykit komentarą, ar suprantamai ar ne. Jeigu nesuprantamai, bandysiu aiškinti dar kartą. Ačiū, kad žiūrėjot.